Džiaugiamės galėdami pasveikinti Infovai marketingo investuotojus. Šiame trumpame vaizdo įraše supažindinsime su SI14 AG akcijų investicinių pasiūlymų prie IPO etape. Išankstinis IPO yra investavimo į privačias įmonės formą prieš joms atliekant pirminį viešą akcijų platinimą. Šiame etape įmonė dar nėra viešai įvertinta, tačiau jau turi stabilų pinigų srautą, vertinimą ir planus išeiti į biržą. Esame pasirengę pasiūlyti investuotojams dividendų akcijas. Pirmojo turo akcijų vertė 110 VST. Investuotojai kas mėnesį gaus 3% dividendus iki IPO. Pirmasis listingavimas Šveicarijos vertybinių popierių biržoje įvyks 2026 metų. Manome, kad po IPO SI14 AG minimali akcijos kaina bus 1300 VST už akciją. Akcijos įsigyjamos pagal sutartį ir akcininkai įrašomi į akcininkų registrą. Kas yra SI14 AG? Šveicarijos holdingas, tarptautiniai lošimų rinkai pristatantis naujoviškus finansinius instrumentus. Šiandien SI14 AG yra 5. tarptautinė sporto birža. Pagrindiniai įmonės produktai veikia azartinių lošimų rinkoje. Pramonės apyvarta 2022 metų siekia 450 MLR. JAV dolerių. Tai daugiau nei Ispanija, Australija, Rusija, Meksika, Turkija ar Saudo Arabija. Sporto biržų apyvarta 2022 metų buvo 170 MLR. VST palyginama su bet kurios iš 7 didžiausių pasaulio naftos kompanijų apyvarta 2022 metų. Pirmaujančios sporto biržos Betfair vidutinis dienos pelnas yra 25 MLN. VST lošimų pramonė yra 15%. Sporto biržos yra nauja tendencija azartinių lošimų pramonėje. Pagrindinė pay-to-pay sporto mainų idėja yra ta, kad vartotojai turi galimybę pateikti savo užsakymus arba atsakyti į kitų vartotojų užsakymus. Taip sukuriama konkurencingesnė ir lankstesnė aplinka, kurioje koeficientus lemia pasiūla ir paklausa sporto rinkoje. SI14, bet biržos kūrimas vyksta nuo 2019 metų. O kūrimo išlaidos siekia daugiau nei 2,5 MLN. Pagrindinė plėtros komanda yra Vokietijoje, dalis Juodkalnijoje ir dalis Rusijoje. Komandoje programuotojai sėkmingai įdiegė sprendimus Meta ir veikia SI14, bet birža SI14 AG flagmanas pilnai startuoja 2022 metų gruodžio mėnesį. Per šį laiką platformoje be reklaminių kampanijų užsiregistravo 20,000 vartotojų, iš kurių 6,000 yra profesionalų sporto prekiautojai. Natūralus vartotojų augimas kas mėnesį siekia 30%, o čempionato dienomis didžiausia dienos operacijų apimtis siekia 700,000 VST. SI14 AG yra registruota Šveicarijoje ir turi visus reikiamus dokumentus, su kuriais išsamiai galite susipažinti paspaudę nuorodą po šiuo video. Taip pat birža praėjo Swiss kompanijos Betradar saugumo auditą, kurį rasite aprašyme. SI14 AG įkūrėjas Viktor Kopilov baigė ekonomikos ir vadybos institutą, vėliau įgijo tarptautinį profesionalų finansinį išsilavinimą CFA, tarptautinį MBA sertifikatą, federalinės finansų rinkų tarnybos sertifikatą nuo 2007 metų gegužės mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio. Jis dalyvavo 5 gamybos, medicinos technologijų ir technologijų sektorių įmonių IPO su pirminiais viešais siūlymais Honkongo, Londono ir Vokietijos vertybinių popierių biržose etc. nuo 2010 metų rugsėjo mėnesio iki 2011 metų rugsėjo mėnesio. Davidson Kempner Capital Management fondo, kurio valdomas turtas siekia apie 2 MLR. VST vadovaujantis prekybininkas nuo 2011 metų lapkričio mėnesio iki 2013 metų rugpjūčio mėnesio. ANZ Bank Australija ir New Zealand Banking Group vadovaujantis prekybininkas nuo 2014 metų investicinio fondo SI14, kurio įstatinis kapitalas siekia 1,46 MLR. Įkūrėjas ir savininkas. SI14 prekės ženklo įkūrėjas. Remiantis dabartinės biržos SI14, bet duomenų analizę prognozuojama, kad SI14 AG metinis pelnas išaugs nuo 48 MLN 2023 metų iki 206 MLN 2026 metų, taip pat atsižvelgiant į dabartinį biržos vartotojų augimą SI14, bet platformos vartotojų skaičius turėtų
turėtų padidėti nuo 200,000,2023 m iki 75,000,2026 m. Daugiau apie įmonės verslo planą galite sužinoti paspaudę nuorodą po šiuo vaizdo įrašu. Investuotojų patogumui įsigyti akcijų ir gauti mėnesinius dividendus galima ir per UST kriptovaliutą. Manome, kad po IPS 14 AG minimali akcijos kaina bus 1300 ZST už akciją, o investuotojai gaus 15% dividendų per metus. Akcijų įsigijimas priklauso nuo oficialios sutarties. Kaip akcininkas, jūs turite teisę disponuoti savo akcijomis taip, kaip jums atrodo tinkama, įskaitant jų perpardavimą prieš IPO.